Sveiki, mėly draugai. Šiandieną kiek netikėtai, bet ryto kava yra kiek anksčiau ir dabar aš su kavos puodeliu esu Lietuvoje ir mūsų vienuolyno sode prie gražiai žydinčios obels. Tai kuo nuoširdžiausi linkėjimai jums iš Utenos dėl įvairių techninių dalykų ir rūpesčių tam tikrų. Tai šį įrašą jūs matysite tuomet, kada pasijungsite, o kam dabar yra nemiga, galbūt jūs tai jau stebite. Tai būkite pasveikinti šį nuostabų, pavasariškai šiltą šeštadienio rytą. Na ir norisi jį pradėti su Evangelija ir su mažu impulsu dienai, kuris tikiuosi jūs pradžiugins ir nuskaidrins. Tai šiandienos Evangelija yra Jono 15 skyrius nuo 18 iki 21 eilutės. Jei pasaulis jūsų nekenčia, tai žinokite, jis manęs nekentė pirmiau negu jūsų. Jei jūs būtumėte pasaulio, jis mylėtų jūs kaip savuosius. Kadangi jūs ne pasaulio, bet aš jūs iš pasaulio išskyriau, todėl jis jūsų nekenčia. Atsiminkite mano žodžius, kuriuos esu jums pasakęs. Tarnas nedidesnis už šeimininką. Jei persekiojo mane, tai ir jūs persekios. Jeigu laikėsi mano žodžių, laikysis ir jūsų. Ir visa tai jums darys dėl manęs, nes jie nepažįsta to, kuris yra mane siuntęs. Tai išties labai stiprus yra Jėzaus žodžiai ir kartu nėra taip lengva, kai gyvename kasdienybėje ir jos rūpesčiuose. Pavyzdžiui, yra tam tikri galbūt persekiojimai, todėl kad iš tikrųjų esate tikintis, arba tam tikros patyčios, ar tam tikra užgaulė netgi yra, kai jūs praktikuojate krikščionišką tikėjimą. Na ir tikrai kyla klausimas, kiek jūsų prisiminė šiuos žodžius. Jei pasaulis jūsų nekenčia, tai žinokite, jis manęs nekentė pirmiau negu jūsų. Ar išties? Man dažniausiai būna taip, kad norisi įrodyti teisybę, norisi įrodyti tai, kad tikrai esu nekalta, norisi įvairių kitų dalykų norisi padaryti tam, kad įrodyti, kaip jie yra neteisūs, o aš esu teisus. Ir kaip nėra lengva iš tikrųjų susivaldyti ir išties prisiminti šiuos Jėzaus žodžius ir kurie kartu tas visas užgaulės ir tokie persekiojimo psichologiniai netgi, todėl kad esam krikščionis, įprasminti. Labai džiaugiuosi, tai matyt ankstyvas rytas ir jūs nemiegate ir matau pasijungiančių žmonių, tai šią tiesioginę ryto kavos transliaciją. Tai išties, kiek kartų vadinasi, reikia skaityti Dievo žodį, kad jis įsismelktų. Ir kartais tenka girdėti, nieko naujo, tai čia jau girdėjau, taip. Bet ar tas Dievo žodis tiek mane persmelkė, kad įvairiuose atvejuose jisai man iškiltų, kad aš jį prisiminčiau. Ar tikrai jis persmelkės visus mano kaulus? Jeigu jis persmelkės mano kaulus, vadinasi, aš tikrai atrasiu susitapatinimą su Kristumi ir jo žodžiu įvairiuose negandose ir iššūkiuose. Ir štai čia mums yra pastiprinimas ir padrąsinimas. Kadangi jūs ne pasaulio, bet aš jūs iš pasaulio išskyriau, todėl jis jūsų nekenčia. Pasaulis iš esmės nėra blogis kaip toks, jis Dievo sukurtas. Pasaulis, turima minty kita prasme, tai tas, kuris gyvena be Dievo, kuriam nereikia Dievo, kuris pats yra savo būties atskaitos taškas, savęs pažinimo taškas. Aš pats savo esu gėris, aš pats savo esu
tobulumas, aš pats savo esu pažinimo kelias tarp gero ir blogo. Tai toks pasaulis. Tai dar kartą sakau, pasaulis kaip Dievo kūrinys, tai ko Dievas džiaugiasi, gėrisi, yra dovana mums. Bet čia šia prasme kalbama apie pasaulį be Dievo, be to, per kurį ir su kuriuo galime pažinti, kas gera ir bloga, su kuriuo ir per kurį mes galime įprasminti kančias ir kartu atrasti gyvenimo kelio prasme. Ir paskutinis sakinys, kurį norėtųsi akcentuoti šioje ryto kavoje, ir visa tai jums darys dėl manęs, nes jie nepažįsta to, kuris yra mane siuntęs. Tai iš ties kartais spaudimai įvairūs tokie, užgauliojimai, nepasitenkinimai, iš ties yra ne todėl, kad mus myli, nemyli, bet todėl, kad žino, kad mes praktikuojantis esam krikščionis. Ir tiesiog esame sąžinės priekaištos. Sąžinės priekaištos savo buvimu. Tai todėl kartais artimųjų aplinkoje, kurie nėra praktikuojantis, savo buvimu evangelizuoti. Ne tai, kad tu ten bedievis, kaip tave žemė nešioja, imk į rankas, skaityk evangeliją, eik iš pažinties ir visa kita. Tai ne, bet turi pamatyti, kaip ta evangelija keičia mūsų gyvenimą. Kaip mes paguodžiam, kaip išklausom, kaip atleidžiam, kaip parodom gailestingumą, kaip rūpinamės ligoniais, sergančiais mūsų artimųjų aplinkoje. Štai yra pavyzdys ir kartu, kaip pasakyti, evangelizacija tiems mūsų artimiesiems, kurie yra nepraktikuojantis. Tai dar kartą būkite pasveikinti šį nuostabų šeštadienio rytą su ryto kava, kurią tikrai geriu jau Lietuvoje, ir dabar turėsime trumpą maldą. Viešpatie Dieve, aš dėkoju tau, kad tavo vardas mus gydo, kad tavo vardas mus drąsina, kad tavo vardas mus įkvepia, kad tavo vardas mus guodžia. Aš meldžiu malonės kiekvienam iš mūsų, drąsos būti tavo liudytojais, drąsos pakelti kryžių, kuris yra mūsų gyvenimo kelyje, pakelti jį su tavimi, nes tu pirmas nešiai kryžių ir tavo kryžių įprasminti savai. Viešpatie, aš meldžiu malonės, kad Evangelija, kurią mes skaitome ir kiekvienu kartu, kai skaitysime, kad jinai persmelktų visus mūsų kaulus, kad kur tik mes bebūtume, jinai iškiltų iš mūsų širdies gelmės ir tai mus pakeltų link tavęs. Būk pagarbintas Viešpatie. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen. Tai būkite pasveikinti iš lietuviško sodo prie žydinčios obels. Tai dar kartą jums linkėjimai nuo visų sesių šioje ryto kavoje ir visiems jums, ir kurie dabar susirinkote online, ir tie, kurie klausysite, palaimintos dienos. Sudie linkėjimai iš Utenos.